Aš esu girdėjus, kad yra tėvų, kurie bijo, jog jeigu pamoka vyksta online, tai vaikas būtinai krapštys nosį ir nieko nesimokys. O jeigu gyvai, tai bus viskas labai kontroliuojamas procesas. Tai man regis, šita baimė yra visiškai nepagrįsta. Visų pirma, todėl, kad reiktų labiau pasitikėti savo vaikais, tai visų pirma. ir pasitikėti to, jog jie tikrai supranta, kad šito įrankio reikia jiems patiems. Arba bent jau užteks keletos pamokų ir kai jie pajus sugrįžtantį pasitikėjimą, nereikės jų papildomai motyvuoti. O tai, kad pamokos vyksta online, kad vyksta individualiai, kad vyksta net savaitgaliais, tai yra nepaprastai patogu ir man atrodo 2026 metais neturėtų nieko stebinti. Tikrai labai individualus ir labai paslankus grafikas priklausomai nuo konkretaus mokinio, konkretaus užimtumo.